Taip, mes kalbėjom, kad paramatma yra upadrašta, yra numanta, arba jinai liudytoja ir duoda sankciją. Ir nors jinai kiekvienam atame, Šrila Prabhupada duoda tokį pavyzdį, vis dėlto jinai viena vienintelė yra. Nors atrodo irgi jinai padalinta mano paramatma, tavo paramatma, jūsų paramatma, ne mūsų paramatma. Šrila Prabhupada duoda pavyzdį kaip saulė, ir jeigu jūs pastatysit daug ąsočių su vandeniu ir saulė kiekvienam ąsočiai atsispindės. Ir gali pasirodyti labai daug saulė, arba lietuviška, rusiška saulė, ten indiška saulė, arba egiptietiška saulė labai kepina, indiška saulė labai kepina. Bet iš tikrųjų saulė jinai yra saulė viena ir nėra mano paramatmas arba tavo paramatmas. Supersiela jinai viena yra. Jinai nepadalinta, nors jinai tuo pačiu metu egzistuoja kiekvienos gyvos būtybės širdyje. Ir nors viešpats šitam pavydalį yra neutralus, jis nesikiša į gyvos būtybės veiksmus. Tuo pačiu metu jis niekada nepraleidžia galimybę paskatinti gyvą būtybę eiti dvasiniu keliu. Jis organizuoja susitikimai su šventa asmenybė, jis organizuoja, kad jis gautų šventraščius į rankas, jis organizuoja, kad jis su religija, su kažkokia tai susipažintų. Ta prasme, viešpats naudojasi įvairią galimybę. Ir taip pat Bhagavatam mini, kad paramatma jinai pasireiškia, tai kaip mes galim jausti ją, tai yra sąžinės balsas arba mūsų vidinis intuicijos, vidinė intuicija, vidinis balsas. Tai yra paramatmas, kada mūsų sąžinė sako, tu ne taip darai, tu taip darai. Ta prasme, mes visi viduje labai gerai žinom, kas yra bloga, kas yra gera, ta prasme, kaip elgtis, kaip. Bet dažniausiai dėl to, kad pas mus širdėje pilna materialių troškimų, visi tie materialūs troškimai tiesiog užgožia paramatmas balsą, sąžinės balsą. Reiškia. Į ko švariau žmogus gyvena, to aiškiau jis girdi ir pas jį yra supratimas, kas gerai, kas yra blogai, kaip elgtis. Ta prasme, paramatma, nors jinai yra neutrali, vis tiek jinai ieško kelius, kaip gyvą būtybę sugrąžinti pas Dievą. Jinai visada suorganizuoja situacijas. Ir kada gyva būtybė pasiruošia, atsiunčia dvasinį mokytoją, padeda surasti dvasinį mokytoją. Ir žmogus stoja į atsidavimą tarnystės kelią. Ir Upanišaduose duotas pavyzdys, kad paramatma ir paprasta siela tai yra tarsi dvi paukštės ant medžio šakos. Medis tai yra kūnas, kuris turi savo karmą. Ir vienas paukštis tai yra dživa, kuria sėdi. Ir jinai lesia vaisius, blogus vaisius, kartus vaisius ir saldžius karmos vaisius. Ir šalia sėdi paramatma, kurie stebi tą sielą ir kontroliuoja, ta prasme, ir laukia, tiesiog laukia, kada šitą sielą atsigręš į ją. Reiškia, aišku, jeigu jinai neatsigręžia, jinai sulisi visus vaisius ir keliauja į kitą medžią, gauna kitą kūną. Ir paramatma, Šrila Prabhupada sako, antiek viešpats maloningas, kad nežiūrinti tokį, kokį kūną mes keliaujame, į kiaulės kūną, vabžių kūną, kokį nors žolės kūną, paramatma visada keliauja su mumis, kaip pats geriausias draugas, Suhrida. Ir laukia to momento, kada gyva būtybė bus pasiruošęs kreiptis į Dievą. Ir jinai keliauja per visus kūnus su mumis. Aišku, mus įtakoja kūnas ten, aš storas, plonas ten, bet paramatma jinai visada transcendentinė, jos buvimas tame kūne visiškai neįtakoja. Ir jinai tokį pat visagali viešpatis yra. Tai vat yra paramatmas aspektas tik materialiam pasaulyje. Dvasiniam pasaulyje tiesiog nėra būtinybės paramatmai. Bet materialiam pasaulyje jinai stebi, duoda sankcijas, palaiko visą materialų pasaulį. Tokios funkcijos. Ir jinai visada mūsų širdėje, jinai laukia, kada mes kreipsimės. Ir mes galime melstis, viešpats, tu mano širdėje, tu žinai viską. Prašau, tu žinai geriau, ko man reikia, negu aš pats žinau. Prašau, padėk man eiti teisingų kelių. Jeigu mes ieškom, viešpats visada mus nukreips.
Tai yra trupučiuk apie Paramatmą, kaip aš minėjau, Dživa Gosvami parašė didžiulį kūrinį Paramatma Sandarbha, ten daug daugiau apie tai mes mūsų programos ribose, mes tik tiek informacijos, gal yra kokiai papildymų klausimų apie Paramatmą? Klausimas dėl dvasinio pasaulio, jeigu ten nėra Paramatmos, tai ten nepriklausomos, mes esame kaip nepriklausomi, kas mūsų mintis yra skaityti? Ne. O sekantis aspektas absoliučios tiesos yra Bhagavanas. Ten visada yra Bhagavanas, asmenybės viešpats savo asmeniniu pavydalu. Ta prasme, ten į tų pavydalų yra daug. Ten Paramatmas tokios nereikia. Ten tu laisvę, tu visiškai vienodami gyveni, tau jokios karmos dėsniais neveikia. Ten dvasinio pasaulio dėsniai. Ir tu tiesiog su aukščiausiu Dievo asmeniu bendrauji. Ką? Dvasiniam pasauliu gali nebendrauti tiesiogiai? Kažkokiu tai būdu yra kontaktas visada su viešpačiu. Kartą per mėnesį. Bet sako, aš skaičiau, kad nėra Paramatmos dar dėl to, kad neva kad aukščiausiam viešpačiui nebeįdomu, jam tada tie visi santykiai bus jam nebeįdomus. Jūs pabrėžit gerą momentą, ten yra santykiai su viešpačiu. Dvasiniam pasauliu yra santykiai. Ir tada jam jisai todėl ir nenori kontroliuoti, jisai tiek pasitikė jau visais. Taip yra, ne? O visų dėmesys dvasiniam pasauliu yra į viešpatį. Čia visų dėmesys į save. Ten tik į viešpatį. O žiūrėkit, gerai, į viešpatį. O pavyzdžiui, vat yra Radharani, ir jinai turi tarnaitės. Ir jos, taigi, pavyzdžiui, jos tarnauja Radharani, juk netiesiogiai tarnauja viešpačiu, jos galvoja apie Radharani. Bet tai vis tiek tarnystė viešpačiui. Todėl, kad Radharani skirta tam, kad patenkinti viešpatį. Vis tiek tarnystė viešpačiui. Kaip ten besuktų, vis tiek jinai gaunasi. Arba, pavyzdžiui, tarkim, aš tarnauju ten, dvi dživos, tarkim, aš noriu ją patenkinti, ne, aš jai kažką tai darau, jinai man, rūpinasi mano ten pasitenkinimu. Čia išskirtinis sielos, kurie tarnauja Radharani, labai išskirtinis. Visų dėmesys dvasiniam pasaulyje yra aukščiausių Dievo asmenį. Susikoncentruoti. Viskas, jis pagrindinis tikslas gyvenimo. Visi kiti kartu tarnauja jam. Įvairiais būdais. Ten nėra tokios koncentracijos, viskas Dievas neįdomu. Ten Dievas visada įdomu, visada centre yra. Visada centre yra. Netgi kada jūs bendraujat su visa krūva kitų dživų, vis tiek jų dėmesys kartu patenkinti viešpatį. Kada jie susirinka, apie ką jie kalba, tik apie viešpatį kalba. Jie nekalba apie kitus dalykus. Kada jie šoka dainuoja, tik jam patenkinti. Ta prasme, netgi kada mes visi kartu, vis tiek jis vienintelis centras yra. Ir to, pavyzdžiui, yra, vaikuliukas jau yra tokie santykiai, kad, pavyzdžiui, kitos dživos neturi tiesioginio santykio. Gali jį stebėti, pavyzdžiui, nuo kokių nors rūmų. Stebėti, šanta, bet vis tiek centras jis. Jogai, mes kalbėjom, jogai mato, jie tiesiog stebi ir jie negali atitraukti dėmesį. Vis tiek jis centras yra. Jie tik mato jie, ne, kaip jisai ten kažką tai veikia iš toli, neturi tokio artimo santykio. Jo, čia yra šanta rasa, kada stebi iš toli. Bet vis tiek stebi jį. Jis yra centras. Ir vis tiek tas santykis yra kažkoks. Taip. Pagarbos, Dievo baimingumo santykiai, kad Dievas didis. Allah Akbar. Tikrai, Allah Akbar, Dievas didis. Ir jie žiūri čia vis tiek jis centras visako. To skiriasi dvasinis pasaulis nuo materialus. Pas mus po šitos temos dar bus porai, bus aprašymas dvasinio pasaulio. Ta prasme, to skiriasi čia centras aš pats savo. Todėl čia daug dievų susirinko. Aš Dievas, tu Dievas, toks Dievas mažas, Dievas didelis Dievas, storas, plonas Dievas. O ten jis vienas vienintelis yra Dievas. Aš klausiau praeitą paskaitą, man labai tokį įspūdį padarė vadinimo tokai klausimas. Ir aš tik labai daug apie tai galvoju. Aš dabar neprisimenu, aš užsirašiau vadinamąją tą klausimą. Ir man taip užstrigo toks dalykas, kad Vladimiras sako, o jeigu, pavyzdžiui, aš nenoriu, kad mane tenkintų viešpats, ne? Kaip jisai, kaip sako, palaimą gauti, ne? O kaip tu negali nenorėti, nes tu esi principas palaimas, nes tu esi viešpats yra palaimos principas, tarnystės, ne, palaimos jo, naslaždėnė į blaženstvo, ne? Jis principas toksai yra, mes jam tarnaujam tam principu, ne?
tada reiškia, mes esam to principo ir dalis to pačiu. Ir tai mes negalim neturėti. Galim turėti, mes individualas, nors mes neatsiejame viešpaties dalelės, tuo pačiu metu vis tiek mes turim savo individualybę ir mes turim individualus norus, tai yra faktas. Bet ir kartais baktas būna tokių situacijų, kad viešpats apdovanoja baktų patenkinimu ir ta palaima trukdo baktui tarnauti jam. Ir jis prakeikinėja tą palaimą, kurią ateina, sako, kodėl jinai trukdo man tarnauti. Jis į tokį nektarą pasineria ir pamiršta padaryti, arba kaip daruka vidoje viešpatys su čamara ir iš tos ekstazės pasikrenta čamara iš rankų ir jis save keikia, kodėl aš negaliu atlikti normaliai tarnybą. Tai yra pastoviai yra varžybos tarp viešpatės ir viešpatės bakto. Viešpats baktas nori visada tarnauti viešpačiui, o viešpats nori visada atsilyginti jam. Ir tarp jų, bet baktas nenori iš viešpačių nieko priimti ir tarp jų pastoviai varžybos vyksta. Tai gaunasi, kad jis tiesiog, nes kadangi jisai gauna tą palaimą, o ta palaima iš karto didėja, ir vėl didėja, ir didėja, ir didėja. Bet Ačarė sako, kad todėl, kad viešpats yra visagalis ir jis visada nugali savo atsidavusi. Jis visada užlieja į palaimą tiesiog. Nors baktas specialiai nesiekia tos, materialiam pasaulyje mes visada norim savo ko geriau. Ten gyvos būtybės nori tiesiog patenkinti viešpatį, bet ir ta palaima yra tiesiog kaip šalutinis tos tarnystės dalykas. Bet tokį palaimą, kad baktas be abejo pasineria į tą palaimą. Bet jeigu mes taip kaprizingai, jūs egocentriškai užsienio nebenoriu, taip pat man tai praskambėjo tas klausimas. Ne, tai tada iš karto greitai prakodėt ir mes jau viską. Mūsų vieta materialiam pasaulyje, jeigu mes labai kaprizingi. Gerai, mes sekantį aspektą, absoliučios tiesos aspektas. Brahmanas reiškia sat arba amžinybės aspektas, paramatma sat ir čit, amžinybės ir žinojimą. Ir tobulesnis aspektas absoliučios tiesos yra Bhagavan. Bhagavan jis įtraukia save sat, čit ir ananda, ta prasme amžinybė, žinojimą ir palaimą. Ir Bhagavan tai yra aukščiausias absoliučios tiesos aspektas. Ir absoliuti tiesa, jinai yra visako šaltinis. Ir jie sulygina, mes davėm tokį pavyzdį su Saulė. Ir Saulė reiškia, į Saulę įeina viską, ir Saulės spinduliai, į Saulės energiją visokiai. Ta prasme, į viešpatį, į Bhagavaną įeina į beasmeninis aspektas, ir lokalizuotas aspektas kaip paramatma, ir gyvos būtybės, ir materialus pasaulis, ir dvasinis pasaulis. Absoliučiai įeina viską į Bhagavano aspektą. Tai yra visapusiška absoliuti tiesa, į kurią įeina absoliučiai viską, Bhagavan. Ir pats Bhagavanas, jis yra asmenybė ir labai nuostabi asmenybė. Iš tikrųjų, tai yra Bhagavanas, jis atlieka ypatingą kūrybingą vaidmenį. Ir kada, aišku, mes sakom vaidmenį, už bet kokį vaidmenį stovi asmenybė ir bet kokią asmenybę mes irgi vertinam pagal veiksmus tam tikrus. Ir natūraliai, absoliuti tiesa, jeigu toks kūrinys, tokie kūriniai yra, tiek mūsų gyvų būtybių yra. Ir natūraliai turi ateiti supratimas, kad už visą tai stovi asmenybė, kurią, todėl kad Šrila Prabhupada paprasto argumentų sudaužo Maivadžių, reiškia, argumentas sako, mes visi išėjome iš Brahmano, o Brahmanas yra beasmeninis. Tai jeigu aš esu asmenybė, kaip aš galiu pranokti savo kūrėją? Pagal aš turiu savybės, nesvarbu blogas, ten neblogas savybės, bet aš turiu savybės, aš turiu formą, o jis neturi formą, kaip aš galiu pranokti savo kūrėją. Todėl natūraliai, kada mes kalbam apie absoliuti tiesą ir kada mes stebim šitą pasaulį, kuris įvairūs, tokį įvairovį šitam pasaulyje, tai mes turim natūraliai prieiti prie išvadų, kad už visą tai stovi asmenybė. Bet kada mes kalbam apie asmenybę, mes turim suprasti tai, kad šitą asmenybę pranoksta visus kitos asmenybės. Tai asmenybė, kurie turi tokius savybės, kurie neturi nei viena kita gyva būtybė. Tokį tobulą savybę, tokius tobulą asmenybę. Ir kad jis unikalus iš visų pusių, kad jis transcendentalus, jis virš
materialios užterštumo, jis yra unikalus, jis turi begalybę įvairovę, jis turi begalybę dvasinių savybių ir su juo niekas negali susilyginti. Ir kada šventos asmenybės bando nagrinėti arba studijuoti absoliučios tiesos savybės, jie prieina prie to, kad praktiškai neįmanoma suskaičiuoti, suanalizuoti. Ir Bhagavatam yra posmas, kur viešpats Brahma sako, žmonės gali netgi suskaičiuoti kiekvieną molekulę visoje visatoje. Arba, reiškia, snaigių, kada sniegas krenta, gali suskaičiuoti. Arba smėlį visą suskaičiuoti, tai kiekvieną šitą. Jeigu jiems pasiseks, vis tiek jie net nei trupučiuk nepriartės prie viešpaties energijų ir savybę. Ant kiek jis beribis ir ant kiek jis nerealus yra. Aišku, aš nežinau, ar kas nors į Guinness rekordą knygą įrašė savo sugebėjimus paskaičiuoti smėlį jo. Todėl žodis Bhagavan iš sanskritų kalbos reiškia tas, kuris, Van reiškia tas, kuris savininkas, Van yra savininkas, Bhag, tas, kuris realiai turi visus savybės, savo visus turtus, begalybį kiekį turtų turi. Ta prasme, Bhagavan, tas, kuris savininkas visų tų savybių, neribotų savybių ir turtų. Ir nors, aišku, jų yra neriboto tų savybių, didis išminčius Parašara Muni suvedė jos į 6 pagrindinius savybės. Suvedė visos tos savybės į 6 pagrindinės. Ir dabar mes trupučiuką pakalbėsim. Tai iš Višnų Puranas labai gražus posmas, kuris aprašo nuostabias viešpaties 6 savybės. Pavyzdžiui, Rupa Gosvami aprašo 64 pagrindinius viešpaties savybės. Bet pagrindė jie susiveda 6 pagrindinius savybės. Tai tokius savybės, tokie turtai, kurios nori kiekviena gyva būtybė šitam pasaulio materialiam. Visi mes norim ir siekim juos. Ir, reiškia, bet mes galim turėti jos tik lašelį iš visų tų turtų, kurie turi aukščiausias Dievas asmuo. Ir pirmas viešpatį tokia savybė yra Aišvarija. Aišvarija reiškia turtai. Pats žodis Aišvarija reiškia turtingas, galingas turtai. Ir įsivaizduokit turtai materialaus pasaulyje. Nu, aišku, mes įsivaizduojam turtai, ten lagaminas su doleriais arba dar kokie nors materialaus pasaulio turtai. Pavyzdžiui, kada buvo nacionalizacija, Indija gavo nepriklausomybę ir nacionalizavo visų radžų į karalių, vietinių karalių, mažukų karalių, didesnių karalių, nacionalizavo visus turtus, gavosi dauguma, paprasti mažiai radžiai karaliai turėjo po 200-300 tonų aukso. Kilogramų aukso, 200 kilogramų, ne tonų. Bet patys turtingiausi turėjo 700 kg, 800 kg, nacionalizavo, tai kalnai buvo aukso, reiškia, brangakmenių daug. Ir tai jau mūsų materialaus pasaulio etalonų žmogus turtingas, reiškia. Bet kaip mes aprašėm, rojinės planetos gyventojai, kada jie žiūri į mūsų turtus, ypač Kalijugoje dabar turtai, papuošalai yra plasmasė, mediena, papuošalai. Anksčiau žmonės auksų puošėsi, jo dabar plasmasė puošėsi. Kalijuga. Bet rojinių planetų gyventojai žiūri į tos turtus materialaus mūsų planetų gyventojų, tai tiesiog apgailėtinai turtai mūsų. Mes kada buvom muziejui, Radžastane muziejui, ten buvo karalienės, mes kalbėjom praeitą kartą apie karalius drabužius ten, bet karalienės vestuvinė suknelė. Vieną kartą gyvenime užsidėjo 15 kg gryną auksą įsiūtą. Ir mes kalbėjom, kad sluoksnis, visatos sluoksniai, jie dar daugiau turto. Įsivaizduojat dvasinių pasaulio turtai, viena smiltelė
Vaikuntha Lokos planetos neprilyksta, ta prasme, visi materialūs turtai, visų visatų, jie tiesiog neprilyksta prie vienas lašelis dvasinių pasaulio turto. Bet viso dvasinių pasaulio turtai nesulyginami su viena smiltelė Galuko Vrindavanas, asmenės Krišnas. Ir Krišna visų tų turtų valdovas. Ką nori su jais daro? Bet sakoma, kada bhaktai pasiekia įsivadavimą, Krišna su jais dalyjasi. Jie gali turėti viską, ką Krišna pats turi. Ta prasme, Krišna yra pats turtingiausias yra. Ir kada jis apsireiškia žemėje, Dvarako jis pastatė 16 108 pilių, kur gyvena jo karalaitės, iš marmaro, iš brangakmenės. Vat Julius yra architektorius. Kiek kainuoja pastatyti paprastą va tokį namelį? Paprastą namelį iš brangakmenės? Ne. Iš brangakmenio tikrai niekas šiais laikais nepastatys. Iš marmaro, jeigu pastato, wow, gražiai. A ten marmaros, ten tiesiog iš ta prasme, iš deimantų sienos, paprastos sienos, iš deimantų, iš visokių akmenų, kurie mes neturim šitam materialiam pasaulyje. Ir tai yra paprasta statybinė medžiaga pas jų. Pas mus vėl statybinė medžiaga yra gips, kartonas, jo plasmasė. Ką? Taip negalima nusipirkti. Ir taip paskui po kiek metų reikia į remontą daryti jau maždaug. Priklausom daugias medžiagas naudoja. Nu, vat paprasta. Jeigu iš senukų tipinės, tai gali jau po kelių metų pradėti. Jo. O netgi šitam materialiam pasaulyje, kada statė Tadž Mahalą, vienas šitas, reiškia, aš Šacho vardą pamiršau, bet vienas tiesiog paprastas darbininkas, jis iš gipsą mindi, reiškia, kad padaryti tinkamą konsistenciją. 3 dienas tą patį gumuliuką darė. Ir prižiūrėtojas supiko, sako, ką tu čia laiko švaistai? Ir išvarė jį, tas iš tų pikčių metė. Ir tas gumuliukas papuolė į sieną ir iki šiol niekas negali atlūpti. Ant tiek jis stipriai padarė, ant tiek medžiagą padarė stipriai, kad iki šiol toj sienoje viskas siena tobulai, tas šitas šakas toks tobulai padarė. Čia materialiam pasaulyje, o ten padaryta fantastiškai. Jo, tai viešpatis turtais, pirma savybė, tai yra viešpats pastatė 16 000 šito rūmų savo karalaičiam, iš marmaro, iš brangakmenių. Čia mes lempus naudojam, ten visos sienos iš brangakmenių ir saulės spindulys papuola ir paskui gaunasi tokie, atsispindi reakcija ir šviečia. Arba vieną žvakę uždegi ir šviečia visą rūmai. Nereikia ten daug lempučių, ten tokie. Turtai. Įmanoma. Žinai, kaip liuks duoda vieną žvakę. Tu negali padauginti tokiais brangakmeniais. Indos tik tiek, kiek duoda. Tik tu gali jie nori atsitikti. Jeigu atspindėsi, pakankamai. Bet tai nepasistiprins. Vis tiek liuksų. Vienas liuksas ir viskas bus. Saulė šviesa jo. Saulė jo, bet tik žvakė. Didelė žvakė. Тихо, там уже не Вот mes kada kalbėsim apie dvasinį pasaulį, ateikit, jo, mes kalbėsim apie tai. 150 liuksų. Hare Krishna! Brangus bhaktai, Hare Krishna! Galima stebėtis, iš tikrųjų, dabar šiuolaikinė architektūra, aš nežinau, kokia jinai yra, bet kada tiesiog netgi 500 metų atgal architektūra tokia stebuklinga, važiavom į Agrą, musulmonų paprastą kambarys ten, bet taip tobulai padaryta akustika, kad aš stoviu vienam kampe, ten tiesiog, o mano žmona stovi kitam kampe ir mes kampiavo taip šnipždamis. Ir kaip telefonas girdisi fantastiškai. Ta prasme, galima tikėti ten su ta žvakė, netikėti, bet realiai, jeigu netgi visai neseniai žmonės darė kokius stebuklus architektūrinės, tai aš nemanau, kad čia yra kažką tai ne taip. Ok. Sekantį viešpaties turtai, tai yra vyrija. Pasakyti, papildyti čia, kad pastatė ten minimas 800 tūkstančių metų, kai Ravana
Buvo dar, kad pas jį buvo kambariuose, mėnulis švietė. Tai tipo buvo elektra ten visų. Netgi elektrą turėjo. Prieš 5000 metų buvo elektra, nes yragi Mahabharata aprašyta, kada vieną demoną, kada tenais puolė, buvo elektros laidai, apačiota dujos buvo aplinkui ir kada Krišna vadavo. Tai buvo tas. Neteisinga, elektra atsirado, kada Leninas pradėjo... Čia pirma lempa. Leninas buvo ir Mahabharata. Ne, aišku... Sakydavo Ilyčiaus lemputė. Visos energijos žinomi buvo. Ne, tai buvo žinoma, apie elektrą prašoma. Elektra yra saulės energija, realiai. Aiškiai. Okay. Sekanti savybė yra vyrija, jėga. Jėga, vyrija. Jėga. Vyrija. Tai sekanti viešpaties turtai yra jėga. Ir vėl, jeigu mes pasižiūrėsim, kaip visas pasaulis sukasi, Prabhupada duoda paprastą pavyzdį. Gravitacijos dėsnis. Planetos sukasi savo orbitoj ir niekada nekrenta. Tai čia viešpatis jėga. Jis palaiko savo pavidalo Ananta Šeša. Jis laiko visą kūrinyje amžinai ir niekada nepavargsta. Arba mes didžiuojamės labai savo pasiekimais, savo technologijom, savo dar kažką tai, bet mes nieko negalim padaryti prieš gamtos jėgos, jo? Visiškai. Trupučiuk potvinius, arba tsunami kokį, pusė milijono žmonių nėra. Vėjas, viesulas, miesto nėra. Ir žmonės nieko negali padaryti. Prieš paprastus gamtos trupučiuk žemė padribėjo. Ir viskas. Ir visa mūsų pastangos civilizacija. O čia visas tik viešpaties energijos. Čia ne pats viešpats, čia jo energijos tik tai. O pats viešpats, kada apsireiškia, jis visada išlieka aukščiausių Dievo asmenį, jis gali Gavardaną kalną pakelti 4-7 metų ir laikyti kiek nori. Gavardanas kalnas, aišku, didžiulis. Mes paprastą ranką jogai kartais laiko askezės, o ranką iškelia ir daug metų laiko ranką. Jinai išdžiūna, ten nagai atauga, tiesiog askezė tokia. Mes netgi, paimkit 5 minutės palaikyti ranką, taip. Neišeis. Orą negalėsit pakelt, taip, orą. Krišna kalną. Paprastai. Ta prasme, jam priklauso visa jėga. Ir Bhagavad Gitoj sako, visa jėga, kurią turi žmonės, tai jis duoda. Aš esu jėga stipriausių žmonių. Pas mus kas stipriausių žmogus pasaulyje? Kiek pakėlė? Daugiausia. Viskas. Bet kodėl? Jis trupučiuk nuo žemės ten didelį svorį gali atitraukti. Čia jau taip sudėtinga iškelti arba dar kažkaip tai. Bet mes jau džiaugiamės, mes čia didžiuojamės, kad mes stipriausi. Bet Prabhupada sakė labai gražiai irgi patarlė. Gali būti žmogus stiprus, bet visada atsiras tas, kuris stipresnis yra. Žmogus gali būti super kažkokį tai laikotarpį pats stipriausias, bet visada atsiras tas, kuris stipriausias. Bet stipriau viešpatį niekas negali būti. Vyrija, jis pats stipriausias yra. Sekanti savybė yra jaša. Jaša reiškia šlovė. Jašoda, ta, kurie duoda šlovę. Jaša reiškia šlovė. Jis pats šlovingiausias. Šitam pasaulyje egzistavo daugybė karalių, imperijų, kurios laikos taip nuputė. Ir niekas daugiau jų nepažįsta, nežino. Mes atrandam kokį akmenį, kokį dalykai ir galvojam, čia buvo kažkokia tai civilizacija, ten spekuliuojam, kas čia buvo. Bet įdomiausias dalykas, visais laikais visi šlovina Dievą. Visais laikais. Jį nepamiršta, kažkaip tai visus pamiršta, a Dievą nepamiršta. Buvo vienas pasivaikščiojimas, rytinis Prabhupada išėjo Bostone pasivaikščioti, į Bostone yra alėja, ir ten daug paminklų bronzinių stovi įvairiem asmenybėm. Ir Prabhupada sustoja, sako, vieninteliai jų paskirti šitų paminklų, kad paukštis atsisėstų ir padarytų savo reikalą. Ta prasme, jis norėjo pasakyti, kad visi pamiršta, net žmonės eina ir nežino, kas taip yra asmenybės. Reiškia. Istorikai, gal porą istorikų žino, paskui tie istorikai pamiršta. Bet Dievą niekada nepamiršta, visi šlovina jo vardą, visi kartuoja jo vardą. Reiškia. Visą šlovėjam, ta prasme, jis
pati šlovingiausia asmenybė. Sekanti viešpati savybė yra šryja. Šryja reiškia grožis. Šryja. Šryjasa, grožis. Mes irgi turim konkursus, jo. Miss Visata, Miss Klaipėda, Miss ten Kelmė, Miss Būtkiški ten. Viskas gerai, tai irgi Dievo pasireiškimas. Žmogus turi grožį, tai yra Dievo dovana, viskas gerai. Bet, pavyzdžiui, rojinis planetos gyventojai žiūri į mūsų gražuolius kaip į nelabai gražius, reiškia. O kada rojinis planetos gyventojas pamatė, kaip viešpats Narayana iš save, viešpats atlikinėja askezės, jis atėjo, kad pamokyti gyvos būtybės, kaip eiti religiniu keliu. Ir pusdieviai pagalvojo, kad čia paprastas išminčius, norėjo jį sugundyti ir pasiuntė rojinius kurtizanės gražius, pats Kupidonas atėjo. Ir viešpats tiesiog pasižiūrėjo, nusišypsojo ir iš save išskleidė dvasinių pasaulio moteriškės. Ir tos dėvis rojinės planetos, kada pamatė, jie iš karto susitikėjo, kada pamatė, kokį grožį turi tos moteriškės ir kokį jie turi grožės, jos turi grožės, jie tiesiog ir pabėgo. Bet visos dvasinių pasaulio Lakšmi Devė, tai yra grožio įsikūnimas, sėkmės įsikūnimas, grožio turtų įsikūnimas, nori tarnauti Krišnai. Jie tiesiog ieško galimybę tarnauti Krišnai. O Krišna pats gražiausias. Krišna patrauklus. Jis traukia visus. Vienas iš pagrindinis, Krišna sako, iš visų vardų mano vardas pagrindinis yra Krišna. Visi vardai įeina į tą vardą. Kodėl Krišna, Dievą galima vadinti visų galingiausių arba galistingiausių. Bet jis yra Krišna. Jis nebūtų galistingiausias, jeigu, ta prasme, jis nebūtų patrauklus, jeigu jis nebūtų galistingiausias. Todėl Bhagavatam sako, kad Krišna pasako, mano pagrindinis vardas yra Krišna. Todėl, kad tai yra esminis vardas, visi vardai išeina iš jo. Dievas negali būti stipriausias, jeigu jis mus traukia grožis, stiprumas ten, bet visa tai išeina iš viešpaties Krišna, Jaša, Šryja, jis labai gražus. Ir pats Krišna biproto dėl savo grožės. Jis tiesiog... Narcizas. Jo, aš kada galvoju, šiandien skaičiau, aš galvoju, iš karto pagalvoju, kad, bet jis, paprastai žmogus narcizas jis egoistiškas labai, tik aš. Bet Krišna pasiruošęs dalintis su visais. Jis pasiruošęs dalintis su visais, bendrauti su visais. Pas jį nėra jokio laipsnio egoistiškumo. Jis laisvas nuo egoizmo, netikro ego. Jo, Krišna pats gražiausias. O galima paklausti, iš kur ta istorija buvo, kada Krišna pamatė save atsavasmendį ir labai susigėdo? Ne, jis norėjo apkabinti ir pabučiuoti tą. Pats save? Jo. Todėl jis iš pradžių nesuprato, kad čia jis pats, jis pagalvojo, kas čia tokia nuostabi asmenybė. Čia istorija, kada Krišna buvo dvarako ir mes kalbėjome apie rūmus, ten kolona buvo padaryta iš brangakmenių tiesiog. Ir jis pamatė savo atspindį ir jis norėjo apkabinti ir pabučiuoti iš karto. A paskui pamatė, kad čia jis pats. Bet dar buvo kažkokia reakcija, kad jis susigėdo, kad jis per daug gražus, ar kažkas tokio nebuvo? O ką jam gydytis, kad jis per daug gražus? Ką padarysi iš to? Krišnos vardas yra Kupidono vardas sanskrito kalba Mohana, o Krišnos vardas Madana Kupidono vardas. Madana Mohana yra Krišnas, tas, kuris sužavi milijonus Kupidonus, 10 milijonų Kupidonus gali sužavėti. Tai ketvirta savybė, Šry. Sekanti savybė yra Gyana, žinojimas. Krišna yra meistras visų žinojimo, jis tiesiog valdovas visų žinojimo, jis žino visą kalbą, visus kalbos. Jūs galite nežinoti sanskritą arba Bradžabašą, kurie kalba Krišna, bet Krišna žino lietuvių kalbą, Krišna žino bet kokią kitą kalbą. Kada pasakojama, kad kada Krišna apsireiškė žemė, jis ėjo į Gurukulą pas Sandipanį Munį, jis išmoko visų pasaulio kalbos ir visų paukščių kalbos, gyvūnų kalbos.
kalbas. Ir jis gali susikalbėti su visais. Ir pagrindė kalbama, bet pagrindinė kalba yra kokia, kurią visi supranta. Meilės kalba. Žmogus gali nesuprasti vienas kitą, bet jeigu jie myli vienas kitą, jie supras 100%. Ir atvirkščiai žmonės, jeigu jie turi didelį ego, jie gali rėkti vienas ant kito ir nieko neišgirsti, nesuprasti. Krišna turi visą žinojimą, jis yra žinojimo šaltinis, jis yra žinojimas objektas, pažinimo objektas. Ta prasme, sakoma, kad tarp viešpatis Krišna pastoviai žinojimas apie jį didėja. Bhagavatam sako, kad viešpats pažįsta tave ir tą akimirką jo energijos ir jo savybės vėl padidėja. Krišna vėl pažįsta save ir vėl padidėja. Ta prasme, pastovi varžybas vyksta. Ir sakoma, kad materialus pasaulis yra džada, status toks, bet statiškas. Bet dvasinis pasaulis yra dinamiškas, jis pastovi didėja. Jis pastovi plečiasi, palaima plečiasi, Krišna pastovi yra kartais žmonės užduoda klausimą, ar gali Dievas sukurti tokį kalną, kurį pats negali pakelti. Nori pagauti Dievą, kad jeigu jis gali sukurti, reiškia jis, kurie negali pakelti, reiškia jis ne Dievas, todėl kad jis negali pakelti, jis visagalis. Bet jis sukūrė, jis sekantį akimirką pakelia. Paskui vėl sukūrė tokį pat kalną, kurį negali pakelti, paskui vėl sekantį akimirką pakelia. Reiškia, jam nėra nieko neįmanoma. Taip. Ten buvo tokia istorija, kai klausimas toks užduoda išminčiui, tas karalius uždavė savo išminčiui, sako, kas yra galingesnis, aš ar Dievas? O jis buvo ten blogas ir norėjo tą, žinot, tą prigauti tą išminčių. Tai išminčius pasakė, tu esi galingesnis. Sako, kaip tai aiškink? Sako, tu turi didelę karalystę. Tu gali išeiti už jos ribų, o Dievas negali iš savo ribų išeiti už savo karalystės, dėl to tu galingesnis. Čia netiesiogiai jis pažemina. Ta prasme, istorijos esmė tame, kad karalius jis galėjo supykti, jeigu jam tiesiogiai pasakyti, kad Dievas didesnis negu jūs. Bet jis pasakė tokiu būdu, kad ir pastatė į karalių į vietą, bet tuo pačiu metu parodė viešpaties didybę. Jo. Ir šešta savybė viešpaties, kurie įeina iš šios jo turtus, tai yra vairagija. Vairagija reiškia atsižadėjimas. Atsižadėjimas. Ir nors viešpats kūrė, jis gali akimirkai sunaikinti viską. Jis neprisiriša prie savo kūrinijos. Kad kartais budistai parodo savo filosofiją. Vairagija. Vairagija reiškia atsižadėjimas. Budistai padaro mandalą kokį nors, ten keletą dienų gražiai labai puošia, viskas daro, paskui, kad parodyti, kad viskas laikina, tiesiog sunaikina. Viešpats, iš tikrųjų, niekas negali nugalėti viešpatį arba priversti jį paklūsti. Viešpats jis tuo pačiu metu viską valdo, bet jis gali atsiriboti nuo visko, jam labai nesudėtinga. Jis vedė 16 000 žmonių, kada atėjo laikas, jis tiesiog atsisuko ir išėjo. Ta prasme, atsižadėjimas pilnumoj jame yra viešpatyje, reiškia. Ir Bhagavana aspektas, Dievo aspektas, asmenybė, kaip aukščiausios asmenybė, gali pažinti tik viešpaties bhaktai. Jeigu brahmana, filosofai, gyjani, spekuliuotojai, paramatma jogai, kurie pasiekė tobulumą, Bhagavana arba asmenišką viešpatį aspektą, kad jis yra asmenybė su visom savybėm, gali suvokti, pažinti tik bhaktai arba tie, kurie su meilė atsidavimą tarnauja jam. Ir Bhagavan įsikūnė palaimos aspektą, tai Dievo aspektas, kuris tiesiog atneša gyvai būtybei, kurie tarnauja tiesiog didžiulį džiaugsmą, didžiulį palaimą. Jeigu kitos praktikos, jie gan sausina širdį, žmogaus širdį, kada praktikuoja, tie, kurie praktikuoja agjanas kelią arba paramatmas, tai gan toks vingiuotas ir dirbtinas kelias, tai bhakti mes kalbėjom, tai yra natūralus gyvos būtybės kelias. Ir Dievo pažinimą kaip Bhagavaną, aukščiausiai Dievo asmens, tai yra palaimas aspektas. Ir ko toliau bhaktas pažįsta viešpatį, tuo daugiau jis nori pažinti jį. Ta prasme, viešpats atsako, jis duoda
tą didžiulį skonį ir palaimą. Jo, ir nors palaimas yra ir brahmanė, paramatmai, bet kada sulyginima brahmanų palaima, tai yra lašelis, o čia vandenynas palaimas. Ta prasme, tai yra be galo didžiulė džiaugsmas gyva būtybė gauna, kada aktyviai tarnauja viešpačiui. Čia jokios tarnystės, čia tiesiog susiliejimas. Paramatma gerbėjai, jie tiesiog stebi paramatmą, bet Bhagavanas su palaima tarnauja Dievui. Su džiaugsmu tarnauja Dievui ir jaučia didžiulius momentus. Ir skirtingose religijose skirtingi Dievo aspektai išreikšti. Jums užduotis sekančiai kartui Lietuvos tradicinė religija, kokius labiausiai aspektas, pagalvokit tiesiog taip laisvai, koks labiausiai absoliučios tiesos aspektas išreikštas. Brahmanas, kad Dievas absoliuti tiesa, ją sunku pažinti, apčiuopti, arba paramatma, kurie šalta, va tokį teismą, Dievas šaltas teisėjas toks, arba asmenybė, kada Dievas santykį su savo atsidavusiais turi. Ta prasme, jo, Lietuvoje pagrindinė tradicinė mūsų religija krikščionybė, kokį absoliučios tiesos aspektas labiausiai išreikštas kaip galutinis tikslas. Tiesiog pagalvokit ir pasidalinkit sekantį kartą, mes tiesiog laisvoj formą jūs. Kas sako, kad Dievas trejos asmenybės? Nu, vat, sekantį kartą ir papasakosit labiau, kaip išreikštas. Šitie geriausiai žinot, nes gausit atsakinėti už visą klasę. Dievas sūnus ir šventoji. O kaip tai skamba su... Bet pavyzdžiui, Dievo vardo tai nėra toks. Bet kalbama, kad Dievas tėvų šventas Dievo vardas. Jis sako, kad vardas nežinomas. Bet kas jis tai toks? Ne, aš sako Dievo vardas. Uždaviau, pavyzdžiui, klausimą keliems katalikų kunigams. Man jie neatsakė. Dievas tai nėra vardas, Dievas tai yra padėtis. Tai nėra vardas. Tai yra pareigos, tai yra kur užima. Jo. Tai yra bosas. Dievas yra bosas. Didysis bosas. Lietuvių turim vieną bosą, tai po pavardė. Taip. Dievas yra, jisai nuolat plečiasi, jo energijas, kitas sukuria naujas energijas, jų sąveika ir jis plečiasi, ta palaima auga. Ir kadangi jis atsižadėjęs, jis vieną kartą galvos, tegul sugrįžta viskas į mane ir tada vėl, kaip kažkada buvo. Vėdose yra labai gražus aforizmas. Buvo vienas tik Dievas, bet jis pasinorė tapti ir jis pasidalino, ta prasme, išėjo gyvos būtybės. Bet kartais būna tai, bet viskas amžinai vis tiek jame egzistuoja. Mes jo dalelės. Ir todėl Prabhupada sako, tikroji sąmonė, kad viską priklauso jam. Tai yra tikroji Dievo sąmonė, kad viskas susijęs su juo, viskas priklauso jam. Ir todėl kiekvienos religijos praktika turi privesti prie to, kad jis būtų centras visako. Reiškia, jam ir taip viską priklauso. Mes jam priklausom, mes skirti tarnystė jam. Aišku, ne kaip vergai, kaip dažnai materialistai galvoja, kad tarnauti reiškia, virgauti, nors kartais kai kurios religijos, pavyzdžiui, pravoslavai sako, aš esu Dievo vergas. Bet Dievo sąmonė, iš Dievo pusės supratimo, jo vergas, tarnas gauna tokį pat palaimą, kaip ir jis pats turi. Tai aš noriu tapti Dievo vergu. Aš noriu. O aš jūsų. Tradicijos neišaiškindavo prašiausiai smulkiai. O galime tokį klausimą paklausyti? Sakom, Krišną patenkinti, ką žaidži Krišną patenkinti, o ko mes galim Krišną patenkinti? Kada Krišna būna mumis patenkinti? Labai geras klausimas. Todėl, kad mes dabar sąlygoti ir nežinom, kaip patenkinti Dievą, todėl, kad mes negalim priartėti prie jo. Reikia prieiti prie tų, kas žino jį ir kas žino, kaip jį patenkinti. Todėl visa mūsų sistema, vaišnaviška kultūros sistema yra sistema šventų asmenybių. Mes priimam dvasinį mokytoją, kuris tarnauja savo dvasinį mokytoją. Iš šventraščių, iš šventų asmenybių mes galim suprasti, kaip patenkinti Dievą, ką jis nori.
Patys mes negalim išgalvoti, aš darau ir Dievas bus patenkintas. Mes priimam tie, kurie dvasinį realybį regi, mato. Ir šiandien, pavyzdžiui, šiandien, aš atsiprašau, tarkim, yra tarnystė kažkokia, tai aš darau. Taip. Aš ją darau, atlieku, bet aš nesu įsitikinus, kad aš tikrai Viešpatį patenkinu. Ką su to daryti? Kaip? Konkrečiai, aš, pavyzdžiui, ar darau, darom, aš noriu patenkinti. Gerai. Bet aš ne faktas tame, kad aš atliekant šitą veiksmą, aš tikrai jį patenkinu. Šitam materialiam pasaulyje tam egzistuoja religija. Religija reiškia Dievo įstatymai. Ir kada mes vykdom savo religinį pareigą, mes vykdom Viešpaties valią. Kada gyva būtybė vykdo religinį pareigą, tai jinai vykdo Dievo valią. O dar, jeigu tokios pradėsimas toks, tai, tarkim, jeigu juk Krišna, jisai yra dabražalatė mūsų, kaip Gera linkintis. Gera linkintis, jo. Ir jeigu jisai gera linkintis, jisai žino, kad mes norim, ką mes esam jo dalelės ir esam, norim laimės. Ne, pas visus viena problema, norim laimės. O tada, kaip būtų pozicija tokia, tai jeigu aš esu laiminga, aš aplamai gyvenu religingą gyvenimą, aš esu laiminga nuo to, ką aš darau, tai tada gaunasi, kad Krišna laimingas. Jeigu jis mato, kad aš esu laiminga, tai jis laimingas. Taip. Tai tada gaunasi, kad jis kaip ir patenkintas. Tada reikia sužinoti, kas yra tikroji religija, todėl kad žmonės labai spekuliuoja, kas yra religija, kas nėra religija. Čia painiava dėl žmonių yra, bet todėl mes kreipiamės į autoritetus, kurie paaiškina, dabar yra Bhishma Pančaka, Bhishma Deva, vienas iš autoritetų. Mes kreipiamės į autoritetus, kurie žino, kas yra tikroji religija, kaip jinai pasireiškia. Aišku, aš galiu skelbti mano tikroji, bet šventraščiai konkrečiai rašo savybės, kaip pasireiškia tikroji religija. Jinai pastovi, ta prasme religija tai yra tai, ką priveda prie meilė Dievui ir tokie veiksmai, jie nesako tokie veiksmai, kurie priveda prie meilė Dievui, kurie nemotyvuoti, neįgaistini ir pastovus. Ta prasme, dvi pagrindinės savybės. Nemotyvuota, jokio įgaistinių, kada aš praktikuoju, aš iš to nieko nenoriu gauti, nei savo šlovės, nei savo pelną. Ta prasme, aš praktikuoju, kad patenkinti jį. A kaip patenkinti jau tos smulkmenos jau, reiškia, kad... Faktiškai, jeigu jisai, tai taip ir yra, kada mokytojas paskeria kažkokį tai tarnystę, sako, kad jisai mato mokinį, ką jisai turėtų daryti ir jisai pasako, tu tą daryti. Netgi jeigu mes taip gavosi situaciją, mes neturim galimybę turėti dvasinį mokytoją arba sutikti su šventą asmenybė, galima tiesiog paimti šventraštį, paimti Viešpaties nurodymą ir paimti kaip asmeniškai, kad būtų taip, Viešpats jums asmeniškai davė tą nurodymą. Pavyzdžiui, daug momentų Krišna Bhagavad Gita irgi sako, daryk tą, tiesiog paimkit kaip asmeninį Viešpaties nurodymą, jeigu nėra galimybių kažką tai paklausti. Ir darykit kaip Viešpaties asmeninį jums duotą nurodymą. Viešpats sako, kartok mano vardą, galvok apie mane. Jūs paimkit ir galvokit apie jį, kartokit jo vardą. Krišna sako, paimkit kaip asmeninį jo nurodymą. Bet jeigu yra galimybė paklausti pašventą asmenybę, pas dvasinį mokytoją, tada jis gali konkrečiai kažką tai pasakyti. Bet jis visada atsižvelgs į mūsų sąlygotą situaciją, kaip mes, kokioj būsenai mes. Todėl, kad vieni žmonės tokį sąmonį lygį turi, kitokį, vieniems vienus nurodymus tinka, kitiems kiti, pagal sąmonį irgi lygį. Vienam reikia atsižadėti viską, o kitam, kuris visiškai prisirišęs, jam negalima pasakyti atsižadėk viską ir tap vienuoliu. Jam tik pakenks. Todėl šventas asmenybės pamantys mūsų lygį, sąmonės lygį ir duos tokį nurodymą, kurie padės mums galų gale prieiti prie Dievo. Jį patenkinti nesudėtinga. Labai nesudėtinga iš tikrųjų. Aišku, jis turi savo norus, jis asmenybė, aukščiausia asmenybė, jis turi savo norus, pavyzdžiui, Maksimginas picą mėgsta, jo. Aš keptą bulvį mėgstu, jis dar kažką. Tai mes irgi asmenybės, bet mėgstam kažkokius dalykus. Viešpats irgi yra, šiandien skaičiau badžiną Viešpats, ką Viešpats mėgsta valgyti. Keletą puslapių, ką Viešpats valgo. Galima išvesti. Bhogarati, vadinasi Bhogarati, dienos kirtanas, kurie reikia dainuoti, kada jūs siūlot Viešpačiui pavalgyti. Čia aišku rusų kalba, bet Viešpatį laukia didžiulį potą
ten tušintos daržovės, įvairius rūšių špinatai, apkepinti, reiškia, iš lapų džiūtą lapų, iš džiūtą medžiagos daro medžiagą, ta prasme iš džiūto, bet medis turi lapus, iš džiūto lapų salotas, reiškia, paskui moliūgos košė, žirnių sriuba, labai daug yra aprašyta keletą pusmečių. Ką? Vat picų nėra. Čia tiesiog daininas. Čia daininas. Jūs kokiam daininį galite paskaityti, ką jis mėgsta. Hoga tai dar ruošiamas maistas, tai dar nepasadas. Tai vot, kada siūlomas ir tuo metu, kada viešpats siūloma, tai dainuojama, šitą dainą ir dainuojama. Jis irgi yra asmenybė. Jam patinka rengtis būtent taip, kaip jam rengtis patinka. Mums ten patinka džinsus, dar kažką. A jis va taip mėgsta rengti, geltoną atkoti jam patinka. Reiškia, jis mėgsta nešioti auskarus, jis papuošalus įvairius mėgsta, bet labiau jam patinka gilių papuošalai, gilių auskarai, gilių ten viską iš gilių, jazminų, dar malatinėlis, ten įvairius rūšius jazminai yra. Jam iš gilių patinka puoštis. Žmonėm patinka tam tikros gėlės, jam patinka gėlės, labiausiai jam patinka, reiškia, geltonos ir baltos spalvos gėlės, kurie labai kvepia, nekvepiančias jam nepatinka, ta prasme. Jis asmenybė yra, su savo charakteriu, bet tobulas charakteris pasi. Ir Bhaktai iš švedų šventraščių studijuoja ir supranta, ką jam patinka ir bando patenkinti jį, siūlydami tai, ką patinka. Bet labiausiai viešpačiui patinka, kada mes visą tai darom su meilė. Jam labiausiai jausmas patinka, ne tai, ką jūs ten superfistą jam pagaminsit. Bet jeigu jūs tiesiog taip parodyti savo turtus ar dar kažką, jam nepatinka, jam geriau lūpina kokį nors bulvis, lūpina su meilė paaukotais. O dainuoti jam patinka, ne? Dainuoti jam labai patinka. Kada išlovina, labai patinka. Mums visiems patinka, kada apie mus gerą kalba. A įsivaizduoju, kada viešpatį išlovina, jam irgi patinka, jis, ką ten kalba Bhaktai apie jį. Todėl sakoma, ten, kur Bhaktai susirinka ir išlovina, jis visada atsiranda ir klauso. Ką šiandien apie mane Bhaktai kalba? Ir kada mes, pavyzdžiui, jau įsivaizduokim tokį dalyką, neva realizavom Brahmaną, realizavom Paramatmą, ir kada jau, neva įsivaizduojam, kad mes, reiškia, realizuojam Bhagavaną. Tai jisai, tada mes jau, kaip pasakyti, grubiai, nusipareiga iš išorės. Susitikimas gaunasi išoriškas, tai ne iš čia pareigus. Viena apie Dhruva Maharadžą aprašoma. Iš pradžių jis meditavo į viešpatį Paramatmą ir jis matė viešpatį širdyje. Bet staigi viešpats dingo iš širdies. Ir jis atsipeikė iš meditacijos ir tą patį viešpatį pamatė prieš save. Kada pasirodys, tada jums neliks klausimų. Net neįsivaizduoju, kada klausai viską jau, tai gali atsitikti. Negali, atsitiks. Mes turim turėti 100% įsitikinimą. Jeigu mes galvosim, galbūt atsitiks, jis lauks, kada mes turėsim 100% įsitikinimą, kad jo viešpats būtinai pasirodys, būtinai, jis turi pasirodyti ir toks godumas, toks noras pamatyti jį. Bet jeigu mes galvojam, gal atsitiks, gal neatsitiks, tada tikrai neatsitiks. O kaip prašom, tuose, Krishna, Bhakti dalyvauti riedka, ypač Bhakti yra riedka. Tai tapkit tų retų asmenybė, kurie gal. Kada... Bet kaip tada nieko nesitikėti? Ką reiškia nieko nesitikėti? Taip, parašyta kažkaip, kad nieko nelaukti iš Krišnos, nieko nesitikėti, bet tikėtis, kad jis pasirodys. Jeigu nieko nesitikėsit, nelauksit, tai jis ir nepasirodys. Tai tikėtis. Tai gerai. Bet pajausti galima? Ką? Bet pajausti galima? O ką pajausti? Krišna. Galima. Praktikos dėka galima labai stipriai pajausti. Prabhupada sako, religija, kurią neduoda tikrą viešpatės pajutimą ir suvokimą, tai nėra religija. Kiekviena religija turi duoti jum
jeigu jinai autoritetinga, turi duoti realų pajutimą viešpatį, kad jis šalia. Ir tada dar didesnis tikėjimas toliau stengtis. Sekantį dieną jūs ne tik pajausit, jūs pamatysite. Bet tam tikras lygis, mes kada kalbėsim apie bhakti lygį, kokiam lygiai viešpats apsireiškia, tai aukštas lygis yra. Galima biški taip asmeniškai apie klausimą pažiūrėti. Tai jūsų draugas, kad Vrindavano atvažiavo. Taip, Durmada. Vieną kartą pasakojo, kad jis sako, jūs norite į Vrindavaną, jūs pasakojate. Jis sako, Krišna sako, atvažiuot. O kaip jis jam pasakė? Jūs pas jį paklauskite, aš nežinau, kaip jis jam pasakė. Jis buvo čia atvažiavęs. Kaip jis man pasako, Krišna jis išgirdo aiškiai balsą. Tegul atvažiuoja. Nu tai reikia važiuoti. Что же, выглядит это? Не taip paprastai. Kaip jie supainioja su to pačiabrėt sumaišaičio, žinot, kaip sako, kai kalbi su Dievu, tai yra normalu, malda, o kai Dievas tai yra nelabai gerai. Aš nežinau. Kai jis sako, jeigu tu galvoji, sako, aš galvoju, kad Dievas su manim šneka, jeigu tu taip galvoji, tai reiškia, nieks ten nešneka, tu aiškiai pamatysi paprasčiausiai. Labai aiškiai aprašytos savybės, su ko gali kalbėti Dievas, todėl nereikia išgalvoti kažką. Tai čia reikia kvalifikaciją aprašyti žmogaus, su ko jis gali bendrauti. Mes negalim taip savo išgalvoti, kad su manim kalba. Buvo tokia istorija, aš kažkaip tai skaičiau. Tas išminčius, kuris parašė tą nesvarbu. Vienu žodžiu, jūs iškart pasakysite, kad jisai rašė poemą, reiškia, ir galų gale vieno mintis iširdė, kad, reiškia, Krišna nulenkė galvą prie Radhos kojų. Ir jisai tiek susijaudino iš tos, nuo to, kad taip negali būti. Padėjo savo plunksną ir išėjo, reiškia, maudytis. Ir grįžo namo, po išsimaudęs žmonės sako, brangiau gal tu daug man valgyti. A jie taip žiūri, sako, tu tikrai kaip dabar pavalgyti. Ir tada jisai nuėjo pažiūrėti į savo, reiškia, užrašus ir pamatė, kad tą, ką jis norėjo parašyti, jau yra parašyta. Kad Krišna lenkėsi ten, prie Radhos kojos. Ir jisai atėjo pas savo žmoną ir sako, Padmavati, man atrodo, jis vardas buvo, sako, tu žinai, kokią tu laimę turėjai, tu maitinai Krišną. Tai jisai palaukit, kaip jisai? Jayadeva Goswami. Čia išaukštinta tema, išaukštinta siela. Aš nieko nesupratau. Ne man supratau. Jisai nenorėjo rašyti, tai atėjo Krišna už jį parašė. Ir pavalgė. Kur Krišna pats asmeniškai rūpina savo bhaktais ir užbraukia, kad per energijas. Čia kita istorija, čia su kito bhaktu. Čia su kito bhaktu. Ir tas rašė, ir tas rašė. Jayadeva Goswami. O ten Arjuna Acharya buvo. Čia skirtingi atsidavusiai, kuriem Krišna asmeniškai pataisė jų rašė. Tai, ką jie rašė. Yra kita atvejas, reiškia, karalius, kuris, Džaipūro karalius, čia iš tikrųjų 18 amžių karalius. Jis karalius buvo jo, bet jis davė įžadą, iki 7 valandos aš garbinu viešpatį Krišną ir prašau mane netrukdyti, jokius reikalus, valstybinis reikalus, nieko, aš garbinu Dievą, dievybės. Ir iki 7 visi girdėjo, kad jis užsirakina, jis dainuoja, šlovina viešpatį. Ir musulmonai, todėl jie tada užpuolė, ypač puldavo, reiškia, Radžaputus, Indijos karalius, jie sužinojo, kad pas jį tokia yra savybė. Iki 7 valandos jis nekariauja, nieko nedaro, jie užpuolė iki 7. Ir visi pavaldiniai atbėga, karalius, musulmonai puolė, greitai, gelbėk. Jis tiesiog skambina, nieko neišeina. Ir paskui, per kažkokį tą akimirką, staigiai karalius išeina, sėdo ant arklių, ten visus užmušė ir pergalingai grįžo ir vėl užsirakino ir vėl skambina. Ir paskui išeina karalius vėl. Sako, kur mano arklis, važiuojam kautis. Sako, karaliai, tugi nugalėjai visus. Aš nugalėjau.
Ir jis suprato, kad gyvybė pats viešpats išėjo atlikti jo pareigą, todėl kad jis davė įžadą, čia reali istorija, davė įžadą, reiškia, garbinti viešpatį. Viešpatis priėmė jo pavydalą, išėjo, sunaikino visą musulmonų armiją. Ir tas karalius pradėjo silvartauti, apgalėstauti, sako, viešpats, tu toks, aš tave garbinu, tu man nepasirodai. O tu kažkokie musulmonai, kurie nori prieš tave, tu tiesiog asmeniškai jiems pasirodė ir net savo ranką nužudėjai, o ką tu nužudėjai, visi keliauja į dvasinį pasaulį. Ir jis visą gyvenimą pašventė save jau Dievo garbinimui, bet jis sako, viešpas, tu man malonė jokios neparodai, kad tu vietai mane apsi. Ir su Višvanačakrava ten buvo kita istorija, kad vienu žodžiu, daug tokių istorijų, kada viešpats atsako į Bhakto maldas. Reiškia. O tai dievybėse, pavyzdžiui, jeigu mes namuose jas garbinam, jos irgi atsiranda ir jisai pastoviai, tada jisai būna niekada neišeina iš tų dievybių. Nu, ta prasme, jeigu jisai nepyksta, jeigu jisai yra patenkintas, jis tose dievybėse ten ir... Krišna Bhagavad Gita sako, ant kiek žmogus atsiduoda, ant tiek aš ir atsakau. Jeigu mes matom tik statulą, viešpats taip yra elgesi su mumis. Aš dėl tavęs statulą tik paprasta iš medžių, iš bronzos ten. Jeigu tu matei mane kaip asmenybė, ateis laikas, kad viešpats su jumis va taip kalbės, kaip, reiškia, su dievybė. O iš nuotraukos irgi gali? Taip, jis nieko nesiskiria nuo šitą. Hare Krishna. Gali papasauti? Ištaras gavau. Hare Krishna. Ačiū labai jums už kantrybę, dėmesį, ištvermė. Šrila Prabhupada ki jai, Šri visi absoliutų aspektai, Paramatma Bhagavan Brahman ki jai. Ar buvo naudinga šita tema? Taip? Gerai. Hare Krishna.